Labas rytas, tai trečioji diena ir dieną pradedam su šiokiais tokiais nuostoliais. Tiksliau, tos nuostolius patyrėm vakar. Pametėm štai tokį mikrofoniuką. Greičiausia išlipant iš Uberio, negreičiausia, tikrai išlipant iš Uberio, nes pakankamai greit pastebėjau, visą dieną vaikščiau prisisegęs mieste, tai galima buvo to tikėtis, bet oh well. Na, o šiandien pradedam dieną pakankamai anksti, dabar yra 6:30 ryto ir šiandien yra pagrindinė diena, kuomet važiuojam į Samsung Unpacked renginį, kuriame pamatysim, ką šiemet pristato Samsungas naujo. Man patiko, kad durys susidarytų. Varom pusrytukų ir skubam į Uberį ir važiuojam į San Jose. Toks žodžiu tas liftukas, visas auksinis. Tai labai greitai po pusryčių kraunamės mantą, kompą įsidedam į kuprinę, įsidedam gal vandens į kelią ir važiuojam į San Jose. Unpacked prasideda jau labai greitai po 2 valandų. Mums valanda kelio iki San Jose yra ir švinta čia tikrai žiauriai greitai. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Šiaip amerikiečiai pastebėjau labai mėgaujas ir didžiuoja savo vėliavą ir ją kabina visur, kur netingi. Ok, panašu, kad susirinkau viską, nemėgstu labai skubėti. Tikiuosi, kad pasiėmiau viską, nes šį kartą skubėti reikėjo. Tai jo, mikrofonas, baterijos, kortelės, kamera, kuprinė, kompas. Pagrebėm kavos ir bėgam. Turim vėjo ir nežinau, ar tilpsim į taksą. Turim Andrių su savo meta akiniais. Meta akiniai. Kamera. Robertukas, Eglė. Ir turim savo bičiulį Estą. Įsėdam į Uberį. Ir panašu, kad aš esu jam per aukštas. Bet čia pliusas yra. Čia kaip tik gerai. Ir dar Uberis su žaidimais. Andrius rado žaidimų. Bet gal tik pas mane žaidimai. Andrius turi ekskliuzyvinę vietą ir dabar džiaugia savo Uberiu. Bet irgi nekalbu. Panašu, kad atvykom į areną, kur yra milžiniška ir netrukus ją parodysiu. Žmonių eilėje prie Unpacked renginio yra belekiek. Aš tiek aš tiek San Francisco gatvėse turbūt žmonių nemačiau, kiek dabar matome. Tai einam pasižiūrėsim, kas ten bus. Galiu pasakyti, kad San Francisco buvo šiek tiek šilčiau. Išlipom iš mašinos, nežinau, gal mašinio baisiau įsišildėm, bet kol kas atrodo baisiai šalta. Ir mes su media pasais patekom šiek tiek arčiau ir greičiau. Matai, kaip aš drabu. Įėjom į vidų žmonių, kaip matot, belekiek. Tikiuosi garsas geras. Įrašinėjo mano traką kažkodėl. Tiesiog. O sakei, kad vakar pametė mikrofą. Jo, jau ryte skundžiausi. Verkiau. Aš galvoju, jeigu jis nepamės, tada aš irgi taip pat naudosiu mikrofą. Tai pametė, tai aš be mikrofą. Panašu, kad pagaliau radome vietas. Tikiuosi, mikrofonas girdisi gerai. Nes likom vienas paskutinis. Kaip ir minėjau, vakar vieną pametėm. Tai yra jau trečioji diena. Ir šiaip esam didelė arenai. Patirtis labai gera. Mes jau galvojom, kad viskas baigėsi prezentacija ir pasirodo ne. Pristatė Samsung Galaxy S25 Edge. Mes šiek tiek žinojom apie įrenginius, bet kad bus pristatytas visiškai naujas įrenginys, mes neturėjom nei menkiausios idėjos, kas yra crazy. Ką tik nusifotkinom su MKBHD. Ir blurry fotkę pas mane gavosi. Pas mane gavosi gerai. Jaučiu dėl to, kad ranka šeikino, dėl to blurry fotkę gavosi. Čia buvo mūsų tikslas šito, realiai. Planas Max pasiektas. Vienas keistas dalykas vaikštant po Experience zoną, kad pristatė Android XR headsetą, VR-inį headsetą. Ir jis susilaukė daug mažiau susidomėjimo negu pristatytas Samsung Edge telefonas, apie kurį idėja, bet jokių dažnų ir didelių lygų tiesiog nebuvo. Parodom visas spalvas, kokias turim. Mes turim visus telefonus. O bala, nėra dar sidabrinė? Gal ir ne visus turim. Šiaip patirtis labai gera, ypač pagerėjo, kai nusifotkinom su MKBHD. Pritariu.
Geras eventas, labai grafikos gražios, visą laiką toks žiūrėjau, galvoju, crazy good graphics. Ir man patiko, kad ekranai taip pat ant grindų, taip, kietai atrodo. Jo, šiaip scena tikrai atrodė labai impresive, bet man dar labai knieti pabandyti gyvai, kaip iš tikrųjų veikia kamera, nes mums rodytas filmas apie tą dokumentiką. Tai ten atrodė insane. Ir dar ant tokio didelio ekrano, tipo, rodo, tai žiauriai gerai atrodė. Taigi, atvykom naują aktyvaciją ir šiandien gaminsim maistą su dirbtinio intelekto pagalba. Tai labai įdomus patyrimas turėtų būti. Ir šią sekundę filmuojam su Samsung S25 Ultra telefonu. Nėra prijungta nei jokių mikrofonų, nei uždėta jokių filtrų ant flashių. Turėsim tai, ką turėsim, noriu išbandyti naujas garso funkcijas ir pasižiūrėti, kaip jos veikia. Tai tuoj įvertinsim, ar visgi tas triukšmo slopinimas atlieka funkciją, ar kamera yra gera. Ir jūs, iš tikrųjų, ar kamera yra gera, jūs galėsite nuspręsti. Pasipuošiam prie juostim ir bandysim gaminti. Šiaip žiauriai įdomu, ar girdisi čia kas nors pas mus, ar ne. Nebuvau matęs tokio tuliko rakto. Bet, tipo, fainai, nu. Tai ką, baigiam gaminti tortelės. Po žiauriai skanės. Viskas. Nuo miltų iki tortelės iškepimo, iki sublendinamos salsos. Nu, žiauriai fainas experiences. Iš pradžių galvojau, kad galbūt biškį frysa, tai čia buvo visiškai pilnai virtuvių kovos. Buvo ir nugalėtų, ir prizų, ir va dar gavom galimybę pasilikti prie juos. Nežinau, ar Tilt Sala gamina, bet manau, kad reiks pabandyti. Tai gamino čia Hebra picas, gamino įvairius padažiukus, gamino šiaip saldumynus, gamino blynus, gamino spring rollsus. Šiaip gamino tokį labai įdomų dalykėlį. Galiu pasakyti? Čia yra žuvis, bet jinai yra žalia, šviežiai marinuota. Nu ir iš tikrųjų žiauriai skani. Man buvo vienas toksai naujesnių patiekalų. Su tokiais kaip ir apkeptais kukurūzais, bet tie geltoni kukurūzai jie tokie pakankamai dideli. Tai jau, tai žiauriai fainai. Gera patinkas. Panašu, kad atvykom į labai ikonišką vietelę prie Golden Gate tilto. Iš pradžių mes čia su Andrium darėm prielaidą, kad galbūt Golden Gate tiltas vadinasi kaip ir auksiniai vartai dėl fakto, kad tai yra įvažiavimas į miestą ir galbūt tai yra miesto riba. Pasirodo ne velnio. Istorija yra kiek kitokia, bet apie tai galbūt kitą kartą ir pakalbėsime. Dar filmuodamas telefonu vis pagalvoju apie tai, kaip toliau nauja technologija. Dabar tu gali tiesiog filmuoti telefonu be jokių papildomų mikrofonų, lešių ir dar daug kitų pridėtinių dalykų, kuriuos realiai pakeičia vienas įrenginys, kuris telpa į tavo kišenę. Ir čia ne kamera nešiotis, kuri yra sunki ir žiauriai klanki ir reikalauja priežiūros ir dar kainuoja kosminius pinigus. Tai šią sekundę esu šiaip lengvai sužavėtas. Tiek vaizdu, kurį matau, tiek technologija, kurią siūlo mobilieji įrenginiai. Ir šią sekundę filmuoju 8K 30 kadrų per sekundę. Pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Ką tik tilto gale mačiau besiverčiantį kažkokį didelį vandens gyvūną. Nesu tikras, ar tai buvo ruonis, kurių čia iš tikrųjų visai yra, ar kažkas didesnis, bet vertis labai galingai. Gaila nespėjau pagauti. Persijungiu į 4K režimą, pasižiūrėkim, ar galime pajusti skirtumą su prieš tai buvusiais 8K 30 kadrų per sekundę vaizdais.
Tai pasidalinkit komentare, ar jaučiate skirtumą, galbūt net montaže pabandysiu pakaitalėt šiek tiek 8K ir 4K kadrų. Šiaip iš esmės kelionė visai smagi. Išbandom naujus įrenginius, turim šiek tiek laiko, tarp kitko kalbant apie laiką, po 20 minučių pajudėsim jau link kitos lokacijos, o kur važiuosim iš tikrųjų net nežinau. Nieko nenoriu pasakyti, bet važiuojam su automobiliu be vairuotojo. Bet Andrius 2 dienas bandė prisiregistruoti prie šitą appsą, tai netikdavo kortelę, tai atsisiųst negalėdavo. Ir va, prašau, mes jau važiuojam. Buvo žiauriai malonus važiavimas, jokių kvailų sprendimų nebuvo priimta iš savaime besivaldančio automobilio. Tai viskas buvo tikrai sklandu, faina ir jaučiuosi iš tikrųjų labai įdomiai. Mus seka tramvajai. Važiuosim su šitais nuostabiais automobiliukais, tramvajukais, kurie šiaip iš tikrųjų man yra įspūdingai. Žiauriai cool. Atvažiavom palydėti saulės į Treasure Island. Kol kas vaizdelis atrodo neįtikėtinas. Saulė leidžiasi tiesiai už miestų panoramas. Ir kas yra dar smagiau, kad čiurlena vandenėlis, taip pat palaiduojančiai nuteikia. Kas nėra taip smagu, kad pakankamai greit atvėso ir pradėjo pūst vėjas. Tai šiaip dar vienas geras testas šiam įrenginiui, nes filmuojam su S25 Ultra. Pasižiūrėsim, ar panaikins stebėjo garsą. Tai jo, tiek tų žinių. Šiandien turbūt tiek. Smagi diena buvo, daug visko spėjom patirt. Ir tikiuosi, kad greit pasimatysim. Tai sveiki. Paskutinė diena Amerikoje. Šiandien jau skrendam atgal į Lietuvą. Ir manau, kad kelias laukia labai ilgas. Išsičekinam jau iš viešbučio. Ir atvykome į vieną labai smagią vietą. Bet jūs tik pažiūrėkit šitą vaizdą. Neįtikėtina. Gal įdomu tik tai, kad šiandien kažkoks smogas atsirado, ko prieš tai dėja nebuvo. Net dėja, šiaip iš tikrųjų faina, kad nebuvo. Tai vaizdelis toks kitoks. Iš visų pusių smogas ir labai juokingas kvapas. Juokingas tai net ne tas žodis, iš tikrųjų, kurį norėčiau pasakyti. Bet ja, egzistuoja jis toks čionai. Šiaip San Francisco kvapas yra labai specifinis, nes Kalifornija yra legalūs dalykai čia įvairūs. Tai jo. Iš pradžių galvoju, kad priprasiu, bet toli gražu to padaryti nepavyko. Grįžom į prieplauką, nes paskutinį kartą, kai buvom, dėja, bet neveikia čia nei kavinės, nei parduotuvės, o paturistauti vis tiek labai norisi. Tai šiandien esam su pusiau naujų sąstatų, nes turime Robertą ir turime Lygą. Ir šį kartą žmonių čia yra belekiek, aną kartą vaikščiom čia praktiškai vieni. Tai ir toks experiences visai yra faina. Ar aš vienas, kuris turi visus apipirkti visokiam lauktumėm ir dažniausia visokiais saldainiais, suvenyrais, raktų pakabokais, kurių dažniausiai niekas nenešioja. Nežinau, man kažkaip noris atvežti bent kažkokiu pavidalu dalelę tos Amerikos į Europą. Ir aš kaip pro Amerikos fanas, tiesiog noriu dalintis. Nieko nenoriu sakyti, bet mes su Robertu išvažiuodami iš San Francisco
vėlgi gavome taksi. Tik kai tik atvykome, važiavom su šito pačiu vairuotoju, su šito pačiu automobiliu, bet automobilis buvo pilnas. Šį kartą mes tiesiog dviese, net nežinau kaip perteikti, nes net nežinau, ar matosi viskas normaliai. Bet jo, važiuojam kaip kokie karaliai, čia vienas žodis, bet aš sakyčiau, kad galėtume vadinti, nežinau, didžiai. Praėjom patikrą, šį kartą neužstrigom niekur. Tvarkinga, gražu, eilių nėra. Batukus tik nusimti reikėjo, vienintelis diskomfortas. Tinka man varu susimakti, viešose vietose. O visa kita pasaka, judam, mums iki lėktuvo liko, dar šiek tiek liko. Man atrodo, porą valandėlių kaip nieko. Nu ir važiuojam, skrendam tiksliau link Miuncheno. Einam apsižvalgysim, kur čia kas yra, kad vėliau nepasiklyst. Nu ir susitiksim Miunchene, manau, arba lėktuve. Kažkodėl sugalvojau, kad man galbūt reiktų visai nusipirkti pagalvėlę tą kelionį, visgi skrydis ilgas. Paskutinį kartą niekaip negalėjau normaliai užmigti, nes vis tą galvotą balavos visur aplinkui. Anksčiau labai nemėgdavau, nes nekenčiu, kai kas nors liečiasi aplink kaklą. Bet dabar pagalvojau, kad gal būtų gera idėja. Ir duty free parduotuvėje sakė moteriškė, kad dėja jau kurį laiką jie nieko panašaus neturi ir nežino, kada gaus. Tai, bet nukreipė, kur dar galėčiau nueiti pasižiūrėti. Tai bandom, žiūrim, gal kažką rasim. Tai misija pavyko, pagalbę radom. Tiesa jau kurį laiką aš su ją radęs, tiesiog sėdėjau ir laukiau lėktuvo. Kalbėjau su žmonėm aplinkiniais. Stengiuosi per daug nesugalvos ir dabar jau prasideda laipinimas. Jau sekantį, kad tikrai pasimatysim tik lėktuve. Kaip ir nieko labai baisaus, bet žinokit, man norėjo nepraleisti. Kas tau atsitiko? Dėl to, kad nerado mano veido duomenų bazėj. Bet tada nuskudavome bilietą ir viskas gavos gerai. Panašu, kad įlipam į lėktuvą. Nežinau, kiek matosi, bet tuoj kilsim. Kaip gerus, nežinau. 12 valandų per mažai, bet užteks. Taip, nusileidom Miunchene, geriam kavą, laukiam savo sekančio skrydžio. Nu ir jau vis labiau ir labiau norim namo. Pradeda kilti mintis, kad gal aš visgi esu labiau Europos žmogus. Su Robertu čia irgi kalbėjom. Taip, pagaliau grįžom į normalų pasaulį, nes ten kažkoks kitas pasaulis. Kosmosas, kainos be mokesčių nurodytas. Taip, nesuprantam. Čia viskas normaliai, kokią kainą parašyta, tokia ir mokė. Ten, ai, teksis, blendas. Ir ne. Visai gali būt, kad paskutinę sekundę važiuojam prie savo vartų, nes nežinom, kad dar reikės važiuoti traukiniu. Galvom nusileisim eskalatorium ir jau bus vietai, pasirodo, neįvėlimo. Robertai, paskutinė stotelė. Pagaliau, tikrai pagaliau. Europa, pagaliau namai, normalūs žmonės ir normalios kainos. Einam į lėktuvą, judam į Vilnių ir važiuojam į Alytų. Po 14-15 valandų kelyje pagaliau esam Vilniui, grįžom, sveiki, gyvi, laimingi, be didelių netikėtumų. Tai užskaitau šią kelionę, bet manau apie ją dar daugiau papasakosiu būtent iš studijos.